Na kągi, toks linksmas užsiėmimas, skaičiuosime varles. Mokslininkai nustatė, kad kuriamoje pelkėje varlių populiacija kinta pagal formulę. Vat štai duota formulė. N0 yra pradinis varlių skaičius, kiek ten buvo pradžioje, ir tada 1,25 pakelta laipsnių t yra varlių skaičius po t metų. Šį pavasarį buvo paleista 2560 varlių. Tai kągi mes žinom pradinį varlių skaičių 2560. Ir klausia, nustatyk, keliomis varlėmis daugiau bus pelkėje po 4 metų. Tai reiškia, mes turim sužinoti, kiekgi bus tų varlių po 4 metų ir atimti tą pradinį skaičių, nes reikia nustatyti keliomis varlėmis daugiau. Taigi skaičiuojame po 4 metų. N bus lygu N0, tai mūsų 2560 padauginta iš 1,25 ketvirtuoju. Kadangi po 4 metų, tai rašome ketvirtuoju. Ir gauname 6250 varlių. Tai čia po 4 metų, bet man reikia keliomis varlėmis daugiau. Tai norėdama tai nustatyti, aš tiesiog atimu, kiek buvo varlių po 4 metų ir atimu tą skaičių, kiek jų yra paleista. Ir gaunu 3690. Taigi pas mus buvo 3690 varlių daugiau po 4 metų. Šis uždavinys turi dar ir antrąją dalį, kai reikia nustatyti, po kiek mažiausiai metų pelkėje šokuos ne mažiau kaip 10 000 varlių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mums reikia spręsti tokią nelygybę, kad mūsų tas skaičius N būtų ne mažiau, reiškia daugiau arba lygų už 10 000. Tai mes sprendžiame nelygybę, vėl įsirašom vietoj N tą formulę, kad mūsų pradinis varlių skaičius padaugintas iš 1,25 pakelta t turi būti daugiau už 10 000. Nelygybę padaliname iš 2560 ir gauname 1,25 pakelta t daugiau arba lygų. Čia aš galiu trupmeną pasirašyti, galiu su skaičiuotuvu suskaičiuoti, nėra labai svarbu, bet nes mums svarbiausia dabar iš čia išreikšti t. Tai mes išreiškėme pagal logaritmo apibrėžimą. Tai bus daugiau arba lygų už logaritmą pagrindu 1,25 štai šito skaičiaus. Pagrindas, kaip mato, didesnis už vienetą, nelygybės ženklas nesikeičia. Ir skaičiuojame skaičiuotuvu. Apytiksliai gaunam 6,1 kažkiek tai. Taigi, po 6 metų dar nebus pakankamai varlių. Turi būti daugiau negu 6,1. Taigi, mums lieka atsakymas po 7 metų. Uždavinys išspręstas.